Batonėlis ne batonas, telpa į kišenę. Rinkis Mičiujų. Kiemo draugai yra varžėsi greičiui, stiprumui, pilvo stiprumui. Bet niekada nesam stoję prie drobės ir rodę savo meninio polėkio. Rungsimės tapyboje. Aš noriu sugadinti jūsų dabar. Rungsimės skulptūroje iš molio. Ne, tai čia Safo, žinokit, standartai, čia yra kokybė. Žinokit, jūs kokybės tai nesitikėkit iš to berniuko, tikrai. Ir tada išlaisvinsime save moderniame mene. Galėsim daryti, ką nori. Nesigavo kažkas? Gavosi. Dienos pabaigoje mūsų darbus įvertins žiauriausia komisija. Tai yra mūsų antrosios pusės. Galimai iširs santuokos, galimai prasidės kai kurios. Jeigu prasidės, tai aš gal persitokčiau su Rūta. Jeigu galima rinktis, aš tada Gabį įimu. Tad keliaukime į pirmą rungtį, kuri yra molis skulptūra. Eiti kiutelėt. Mes esame dabar molis, marmuolis studijai pas Margaritą. Bandysim nulipdyti skulptūrą, dėl kurių daugiausiai ginčijosi Vilniaus gyventojai, tai kas turėtų stovėti ant žaliojo tilto. Tai mūsų misija bus padaryti tokį meno kūrinį, kuris ir įkvėptų žmonės ir kad įtikintume merą, kad pastatytų. Arba labai supykdytų žmonės. Galim daryti kontroversišką meną iš tikrųjų. O mes turbūt pradėsim nuo to, kad mums reikia atsipjauti. Taip. Visko pradžia yra va. Ir jūsų rankos. Aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, vedusiam vyrui su molio lipdymu reikėtų, pavyzdžiui, pamiršti santuoką ir nusimti žiedą, kol lipdymas molis, ar... Aš nepamirštu. Aš nepamirštu. Nu, aš tebūnė. Nebent jeigu, žinai, tipo sunku santykiai, galima nusimti, kad aš pailsėti. Aš nenoriu... Laisvintum. Aš nenoriu jausti jo. Kažkokiam laikotarpiu iškilusi. Kiek šansų, kad man tas daugiausiai molio pusė. Jisai kišenės prisikraus dar. Jeigu galit, apsukit molį, kad nežiūrėtų į mane, kad nematytų, kad aš ateinu. Londone molio lipdymo studija. Oi, kaip malonu. Gražu. Ir Safai pjausiu palą. Ne, aš noriu pats. Ne, aš Safai pjausiu. Reikia visiems pabandyti, nes čia labai smagu yra pjausti. Gerai, važiuojam vyrai. Margarita, aš čia pradžią jum nulipdžiau. Ačiū tau, man širdutė. Čia man to dalykas yra. Dažnai vaikai lipdo širdutės. Gerai, palaukit. Pas mane didesnė. Labai gražiai. Čia Bet širdis yra. nepasistengiai kartu. Čia rūkančio. Ne, čia tikrovišką bandžiau daryti. Neatrodo gražiai. Jau matau prieš mane nusistatymas yra. Atsiemu širdutę. O kaip toksai? Cepelinį. Pas man to tokia širdis iš 2 cepelinų sudaryta. Aš norėčiau iš tikrųjų nulipdyti, dėl ko nesiginčytų nei vienas Vilniaus miesto gyventojas, tai kad ant žalio tilto stovėtų šakotis. Bamkuchenas, lietuviškiausias vienas receptų. Bet aš turiu tau iš karto kontra klausimą. Taip. O tu lipdysi minkštą ar kietą? Šiaip minkštą. Gerai. O reikia sausom rankom lipdyti? Jūs nežaiskit. Minkom. Pirmą reikia prasiminkyti molį, jo. Aš galvoju... Ir ne taip minkom molį kaip tešlą, kaip padarom bandelės. Į stalą visų savo kūno svorių ir prasiminkom. Jūs darot pagrindą? Piedestalą gal nedarom ar darom? Nu tai sprostas pagrindas tavo. Nu, prasme, čia jau... Jaučia blogai kažkas? Keramikui reikia, tada pasidarai kvadratą, tada pjauni per pusę, išsiskaptuoti reikia ir po to sujungti vėl. Negali būti tiesiog kvadratas, nes jisai išsitaškys arba džiovinsim metus laiko. Tai tu durnas dabar esi. Va taip formuoja, kad susimuštų. Oi! Atsiprašau. Safai, šiaip nelaukinis gal. Gerai. Šiaip labai gerai va šitas, ta prasme, metimas į stalą, tai ir labai eliminuoja tuos oro burbulus, ne? Šiaip, čia tikuojam šitą dalyką. Mano tėvas kaip karienės metu supykdavo, taip pat darydavo ir išeidavo tiesiog labai ilgam į kitą kambarį. Gerai, aš turiu klausimą. Kaip, pavyzdžiui, pradėti žmogų daryti nuo ko? Nuo apačios. Nuo leliuko, ta prasme, ar nuo kojų? Ką mes turim? Nes man čia žiauriai ilgai, aš nespėsiu, jeigu man leliuką, tada mokymį, ir tada tik suaugusi žmogų aš nespėsiu. Tai darželį reikės skulptūrą išleisti. Darželį nėra lengva Vilnius gal. Nuo kojų. Auginiai viršų jį. Va taip. Nu, žmogus, nu va, tiesiog pagrindas ir auginiai. Ar tu nori galvą ar tu guldydamas jį darysi ir po to statyti bandysi ir jis tau jau virs kažkur tai. Tai supratau, kad blogas šitas kelias, jeigu jau taip pristatymas buvo jisai. O čia gera pradžia šakočio. Labai gera, bet daugiau molio negailė. Kaip tu tos pykdus po to darysi? Atskirai po vieną pijuosi? Nu, nepykit taip labai man. Nu, tai kad žąsinas irgi. Atsiprašau. Pažiūrėk savo, ką tu čia darai kol kas. Čia koja?
O tai jisai nevaldo, skultūra nevaldys tų kojų. Tai gal tu vežimėlėje tada geriau daryk tą žmogų. Iš karto jo, mąstytoja. Mąstyk biškį mąstytojų. Pasakykit, kad baigtų. Baigit. Ačiū. O jeigu aš taip suklijuoju, jisai laikysi susiklijavęs, ar reikia kažkaip specialiai? Nesu, kad nesilaikys niekas. Tai kas čia per molis pas jūs, kad niekas nesilaiko? Aš net nesuprantu, ar jūs tikrai viską čia suprantat, ar čia džiazuojat irgi jau. Nes kol kas neva viską blogai daro, nors atrodo akivaizdžiai, kad viskas tvarkoja čia. Va. Kaip pavyzdžiui, rident molio dešrą, kad nesigautų. Jo, pas mane iš tikrųjų gaunasi. Bet tokius Važai, nesigautų. Aš kartais, žinai, sakau, tipo, kad molis tai kaip moteris. Švelniai, reikia švelniai. Šaltas? Ai. Švelniai. Švelniai. Kaip įdėmėsi pas jį moteris tokia gal praeito amžiaus. Tokie santykiai. Privarai, va taip, ta vieta, kurią klijuosi irgi taip, pridraskai. Tai čia kaip plytelės klijuot. Man vat kas įdomu, kad čia šiaip nėra lengva, kad žiauriai būtų. Eik, tu kaip Safui blogai sekasi. Eina savo. O tu kur čia tau geresnės kojos? Gražu, blemba. Stavėm bulvę su kojom bus, ar ką? Kas yra? Mokytė, negalim Mokyta taip juokiasi. Negalima pasilengusi, tai gal tai čia labai blogai man tai reikia pasitarot. Tu akauji. Oi, kaip kanopa. Geriausia. Kas jums leido iš viso žiūrėti iš apačios, jinai ant stovės. Kaip aš dar padaryt, man reikia, kad bėgtų dar. Tai čia katastrofa yra. Pažiūrėk, užtek, žiūrėk. Taip ir paliekam. Jo, ne, tai čia Safo, žinokit, standartai, čia yra kokybė. Žinokit, jūs kokybės tai nesitikėkit iš to berniuko, tikrai. Matėt jos skečus. Žiūrėk, dabar, kad būtų, ta prasme, dar lygiau. Man, žinokit, man čia irgi lygiau reikia šiek tiek būtų. Nu, nesitikėjau šiaip tai, kad taip viskas blogai bus. Okei. Ne. Šitą tai kirpsim. Eina savo nesąmonė. O eik tu gerai gaunasi. Gerai gaunasi, bet suprantat, baig, nes... Kaip jinam žalio tilto stovės, kad jisai... Baig! Kaip tu išlaikysi? Gal esi, kas tau eis prie žalio tilto ir skultūrai taip darys? O tai kam tu dabar išvėlį mane? Taip darys tau? Jos trumpesnės veikia tos kojas. Ne, nu čia dabar jau paramstytos. Nu, tu jau kaip tu kitaip jį pastatysi? Tas viskas. Oi, gerai, čia vas. Kaip gaila man to, kad jam taip. Labai gerai. Girdėjot? Ką? Labai gerai, sakė Margarita. Na, pasižiūrėk, kokia pasižiūrėk. Tik priminsiu Safai, kad Margarita daug su vaikais dirba, tai... Savo viską daro, va, pasižiūrėk, va. Svarbu užsiėmęs. Kaip vaikai. Gerai, kad žiema baigės pasi visą laiką snarglių takeliai būna ant... Prišalo jam labai snargliai. Dar nekeliam, žinokit, čia dar... Dar miega jisai. Šiaip galima pagalvoti, kad jisai standesnis būtų. Nu, tipo su fenu. Čia toks yra bairis? Nu, tipo pagreitinti džiavimo procesą, kad jam tos kojos laikyčiausi. Amba. Tokia galvelė čia jau... Nu, paremsiu aš su ranka, bet sunkiai jam čia išlaikyti. Klijuok su šiauštuku, kaip aš tau rodžiu. Tik žinau. Safai, nepyk, baigsis bureliai, žinok, viskas baigsis, sėdėsi namuose. Bus tau užraukta visi bureliai. Eisi už durų pastovėti. Eisi už durų pastovėti į kampą. Ir pagalvoti apie tai, kad rai. Pagalvoti apie tai, kad... Ei, viskas, eini. Taigi viskas, eini. Kiek metų, tiek minučių stovi. Taip. Oi. Nu gerai, gana, tą vulkaną jau čia kelti. Davai spyglius varyk. Blei, kitą pusę turi ranka būti, o ne tai. Šikna plyšta, jau žiūrėjau. Kas taip? Ai. Čia jam reikia įmontuoti biškį daugiau košės. Gal užmigdyti reikia prieš tai narkozės? Va, sugalvoju, va, viskas gerai, žinokit. Paremt. Reikia Europos Sąjungos paramos šitai skulptūrai tavo. Tu šitos darai su pašiaušimu, ar tiesiog vanuoji? Jo, aišku. O stovi visi spygliai tokio paties dydžio bus. Tu durnas gal tai esi matęs šakoti. Tu esi matęs šakoti. Žvagulis dabar grabe vartosi. 60 metų žmogui buvo. Žvagulis 60 metų. Neseniai dar turą turėjo ir va šiandien va jau taip. Tu paklausyk, kiekvienas mėnį, tu pažiūrėk. Atsiprašau, gal gali duoti su kuo paskaptuoti ant veido ir panašiai tokias gilesnės tekstūros, su kuo pažaisti. Va, dar paskaptavimui jėva labai gerai. Bet čia neturit visko, ne, kur man reiktų čia. Kaip vaiduoti? Nu tai aš nenorėjau tokio gryno žmogaus, jis to gal būna įdomesnis. Nu, jo. Ką manai, Richardai? Pasakyk kažką, kad nice, Safi. Safi? Jeigu nebūtų veido, būtų gerai. Ei.
Detalumo jisai ieškojo. Tu vis dar prie kojų, mantukui. Bet antras žmogaus, pirmas mano va puikiausiai stovi savo. Tiek reikėjo daug atramų. Penki atramos taškai. Jeigu vieną ištrauktum šiapitėlį griūtų. Ne, bet man nesvarbu. Mes viską vertins mūsų antros pusės šiandieną. Jūsų draugės. Mūsų komisija bus mūsų antros pusės. Tai aš jau pralaimėjau epizodą, nes ryte biški netaip pasirodė, nesupratau nuotaikos jos, vėl kaltas. Tai parodyk tokią pūrį pasidaryk. Nu, tai dabar tik tai norėtų tokį paimti ir tada. Kaip peliušas. Pažiūrėk, sustrijam, tu jam reikia. Tai aš planavau dirbti prie to, bet... Gerai, tu galėjai šviesesnį. Ne, tai tragedija, gerai supratau jau iš jūsų. Paimk naujo molio gabalą ir pasidaryk. Aš perdariau dabar iš naujo. Tai kažkokią sudžiūsio gabalą. Bet tai, kad vat tokį darbą. Sofija, nu tu baig kelt, žmogus pas mus įsileido, davė palibizmo kino, turėkite tiesiog visą 3 valandas jau. Tiesiog nepatenkinti. Nes aš nepratęs, kad kritikuotų. Visada sakė, kad viskas nuostabu. Nu taip, nes ir bendrauja kaip su vaiku, nes bijo žmogus tavo tų išsidirbinėjimų. Gerai, ką man daryti dabar, kad jisai... Pafenuokim gal. Matai, tas didesnis, dėl to jisai toks tankesnis. Jo, labai... Kūjus lūžt. Nieko nesakyk, vaikai labai. Iš nugaros gal biškį darysiu. Jeigu iš priekio darau, jis nulinksta. Bet skulptūrai kas blogai, jeigu pavyzdžiui nuo vėjo linksta jinai, tai labai blogai skulptūrai. Margarita. Vau, pažiūrėk, kokį kepurį gerulę. Čia būtų mąstytojas, labai populiari skulptūra, tik tai paturbinta. Dar neišleista, bet populiariai jau. Žalesis tiltas, žalesis, žalia, balandis, 20 diena, 04:20, visi tie dalykai, kur negaliu įvardinti. Hitlerio gimtadienis turiu omeny. Irgi, ir jis sėdi, atsirėmęs tiesiog. Ir galvoja apie rasę geriausią. Smakrą, truputį galimai suktinės įtraukęs, grožisi tekančią nerimi ir masto apie dalykus, apie gražesnį rytojų. Tai labai trumpam parodysiu, nes labai trumpai stovi jie. Hopt! Realiai. Ai, tu vis dar neišdirbai kojų. Nulūžo koja. Margarita, ką pridirbo? Čia yra mano skulptūra. Šitas bėga pirmas, o šitas įvejasi. Ir skulptūra vadinasi Vytis. O pas mane šakotis. Pasuk iš visų pusių parodį, gal yra įdomiau kažkas. Ai, ne, visur tas pats. Aha, okay. Wow. Nice. O jam nebūtų buvę paprasčiau tiesiog pasidaryti pagrindą ir liet šlapę molį. Ir sukt virš laužo atviro, ne? Tada reiktų kaip ir tą patį šakoti, kad jisai automatiškai džiavintų. Aš tai esu už viskas. Patenkintas savo darbai. Tu patenkintas savo? Jo. Patenkintas šituo? Padarome jau kaip netrukus. Čia jo Vytis. Oh, yeah. O jeigu jums reikėtų, pavyzdžiui, dalinti balus, kam jūs kaip išdėliotumėt? Nu, pirma. Jeigu ne pagal vaikiškumą. Pirma. Rimtai? Iš techninės pusės. Okay. Ne, iš techninės, bet iš idėjas. Ką pasistatytumėt iš šitų visų darbų, ką statytumėt pas save virš žydų? Nu, tą sunku pasistatyti. Nieko. Varom gerai. Tai varom, prie sekančio. Susitvarkom ir varom. Bet šiaip labai šaunuoliai, iš tikrųjų, kaip pirmą kartą liesintis prie šitos medžiagos, tai wow. Mes pabaigėme savo pirmąją rungtį, pasiimsime savo darbus ir jie vakaro, jeigu jie bus pateikti komisijai, komisija pateiks savo vertinimus. Tuo tarpu mes norime padėkoti Moliui Marguoliui už tai, kad mus įsileido. Ačiū labai Margaritai, kad mus apšvietė, kaip reikia padaryti tokius šedevrus. Arba tokius šedevrus, tai jeigu ir jūs norite ateiti, būtinai užeikit. Praktiškai visi čia esat laukiami. Yra ko nelaukėt? Rasistų čia nelaukia šiandien. Ne. Taip, rasistai čia nelaukiami yra. Taip. Ir iš inspekcijos mokesčių. Ką? Buvo smagu pabendrauti. Labai laukiam to bendradarbiavimo su mamos konservais. Nepamirškit paminėti, kad tai yra labai skanus produktai, labai platus asortimentas. Galima rasti internetinėje parduotuvėje karakara.lt. Nuo užtepėlių, pomidoriukų, įdarytų paprikų, pagaminta taip kaip mamos. Tai mums paminėti šitą.
Taip, būtinai paminėkite. Šiaip aš ir pats norėčiau paragauti irgi dar prieš. Prašom, tai kepenėlių, paštetas. Ačiū labai. Einam ragauti ir tuoj pabendradarbiausim. Taip, žinoma, dar paimkite ir vyšninį pomidorai bus. Tai tada kilsim ir važiuosim, nes dar namie daug darbų. Tai dar, kadangi turiu daug darbų, kad neišaltume, tai yra agurkų paragaukite marinuoti. Tai gerai, tai kilsim, važiuosim vis tiek dar kelio kiek iki namų. Ačiū. Oi, tai kadangi daug kelio, tai palaukit, dar ir tuno turim. Tokią problemą mes namo dabar nevarom, tai nelabai turim. Tai nieko tokio, atsidarysite skardinę ir suvalgysite. Labai dėkojam, ačiū labai. Gerai, žinokit, dar nedaviau jums ir turime salotų. Tai va, morkų ir paprikų salotos. Gerai, ačiū labai. Iki kitų malonių. Dar žinot, ko nedaviau. Labai skanios yra mūsų paprikose darytos tunų. Tai šiek tiek matau, man tai svorio numetė. Tai va, burokėlė, artėja šiltasis sezonas, tai tikrai suvartosite. Gerai, viskas tada, dėkui. Ačiū, man atrodo, dar ne viską daviau. Prašau, va, dar karamelizuoti svogūnai labai labai skanu, tilpsa į kišenę įties. Man deda čia, ne? Jo, aišku, taip, prašau. Kur kitur karamelizuoti svogūnus. Ir dar paprikų ir kanapių užtepėlė irgi, prašau. Nieko neturi pasiemęs, kaip ne, man tai sočiai, žinokit, einam. Dar palaukit, turiu vienam. Čia kelionės, kaip sakant, antram, ant kuro. O trečiam? Trečiam mamos konservų. Ir man atrodo, viskas pasprūkam. Jau dabar keliaukit į karakara.lt arba paspauskit nuorodą mūsų aprašymą. Ir panaudoja kodą, kiemo draugai gausi 20% nuolaidą visam pirkinių krepšeliui. Mamos konservom prisidėkit visko, nes jau girdžiu ateina į mano Tai ką, dabar esame tapybos studijoje, jaunasis tapytojas. Bandysim nupiešti Simuką, kad ir koks jisai bebūtų. Visi norėjot kuo daugiau Simono šitam. Tai dabar pamatysite iš visų rakursų ir nebūtinai gražų iš tikrųjų. Mums tapyt padės ir mus prižiūrės mūsų tapybos mokytojas. Sveiki. Sveiki. Namaste. Namaste reikia sakyti, kaip tapai? Tapybai sako visi namaste. Taip sako? Jo. Kiekvieną kartą. Bušydo. Namaste. Nuo ko pradėti mums reikėtų iš tikrųjų? Tai pirmo jums reikėtų nusipiešti, pasieskizuoti ant pačios drobės, tai pasimti peštukus ir trintukus, jie čia atsidėti. Ant trintuko nereikės, aš neklystu. Nereikės trintuko. Žinai ką, Eldai, dabar aš už šitas kalbas rašau. Ne, bet reikia dvejetą, bet pieštuku rašau. Gerai dabar? Ir dvejetą galima paversti 20. Dabar reikia prisimatuoti, ne? Ne, dabar pirmą pasižymėkit horizontą, tai kur jūsų sofa prasideda. Pasižymėkit tai čia plintusą reikia? Jo, nu kur sofa prasideda, nuo kur piešit sofą. Tai vienas gali piešti iš karto sofą, o kiti šiek tiek aukščiau, tai aš pasiūlyčiau šiek tiek aukščiau pradėti. Ar siūlytumėte čia taikyti trečdalio taisyklę? Taip, ar būtų gražiau, jeigu laikyčiau čia, ne, kažkur tarkim? Aš siūlyčiau gal netgi paaiškinti trečdalio taisyklę. Geriau viską palaikykit centre, kad sofa būtų pats jūsų centras. Jo, tu negali tai tu negali šitos čia iš viso duris apšė tapyti. Ir sakysi, mano centras va čia maždaug yra. Durniau. Tai centruojam, nu. Tu naudoji, žinai, kokią trečdalio taisyklę, pas tave trečdalis mąstymų įsijungia. Tai dabar pasižymėkit šitas linijas, kur jūsų sofa, tai galite iš karto pasipaišyti ir sofoj, kur pasibaigia. Wow! Safai. Labai gerai. Taip, tai dabar, kad visi... Nežinau, ką aš darau. Aš baranką nupiešiu. Kai pasižymėjot sofą, tai tada jau reikėtų pasižymėti Simoną. Kaip piešti. Man jau per greitai. Oik, tu sausai, sako, pažiūrėk. Tik šiek tiek. Galva gal per didelė. Ne, bet šiaip matau Simoną. Bet aš nežinau, aš ne sofą nusipiešęs. Aš nesuprantu, kaip jin veikia. Čia šiek tiek prailginti gali. Va dabar ta sofa. Va šitaip. Galvą reikės dar dydinti, man žinokit. Matau akis, matavais irgi palyt 3 akių taisyklę, ne? Ar čia netyčia taip gavosi? 3 akių taisyklė? Jo, akis galima išmatuoti pagal. Viena akis turi pirkti. Nu puikiai, ne? Kur koja? Mes dabar... Čia jos muo, gal sakykim, čia daroma, ne? Dabar atrodo kaip kepta višta. Nu, žinau, blogai. Jau, čia, nu, žinau, blogai. Čia jau net ne labai rimtų jaučiu. Atrodo, praradom personažą, gerai, nu, žinau, blogai. Labai blogai. Oi, tu kodėl tokio, atsiprašom, stambumo? Aš svajonį Simoną noriu nupiešti. O pavyzdžiui, lyginant su vaikais, kurie ateina čia tapyti, tai kurioje aš klasėje būčiau pagal tai, ką nupiešiau? Speciukų. Ei. Sakyčiau, jaunuosiuose tapytojas. Aš jaunai atrodau šiaip. Jo, kur
Nu, arba su paaugliais dar tiktų. Probleminiais paaugliais. Bet jo, tai tik šitą dalį nepamiršk užtapyti, nes čia jau reikėtų ištrinti, bet galėsim ir su dažais užtapyti. Kaip sakoma, klaidos tik yra mūsų prisiminimai apie pamokas. Apeiti su plonesniu teptuku galima tas detalės. Jeigu kažkiek užlipsit nieko tokio ant viršaus, bet pirmą pasidengiam foną ir tada jau pradedam visas detalės tapyti. Tai pasidenkit vieną spalvą sieną, kita grindis. Gerai. Ir tik tais tada... Savo turi. Šiek tiek ir storesnių sluoksnių galit, kad antro nereikėtų tiesiog sluoksnių. O gal volelį turit? Sienom. Turim tokį teptuką, su tokiu gali pabandyti. Bet man tai jaučiu, kad grindim tiktų. Nu, palauk, Tau labai čia daug reikia. Oi, man labai, žinau, grindim tinka. Sofa, ne dabar? Jo, dabar pasidenk sofą. Tai sofai aš susimaišyčiau, tada pasidėčiau šalia baltos ir įsidėčiau tos spalvos, kurią darysi sofą. Tai kokios spalvos darysi? Tokia kaip Asafa grindis. Gal kokią kitą panaudojau? Mano nešvarus labai. Tai galima pat arba naują teptuką galima pasimti. Tai per kiaulinti irgi nesinori. Tai nieko tokio. Į dažų studiją atvažiavot. Mano tėtis dirba dažų studijoje irgi. Skandex. Ir kaip? Gerai, Viva Color geriausiai eina dabar. Tik Kurila. Tai jeigu sienas reikės patvarkyti prieš to grąžinant, tai... Bet reikia foną iš pradžių pasidaryti. Tai va, mes galim pradėti dėti šešėlius. Tai turi būti tamsa. Tragiška sofa. Čia tamsa. Čia neišgelbėjama yra. Ne, šiaip viskas gerai. Tas sofa svarbu sudėti šešėlius, ta spalva tokia. Ar jūs pati tikit, ką sako? Taip, kol kas netrodo blogai, svarbu išryškinti viską, nes dabar dar vis atrodo kaip pripučiamas čiužinys. Bet šiaip gerai matosi, kad lankiai dailė tik tais galva per didelė. Proporcijų neišmokai. Aš noriu nuogą daryti. Ai, tu nuogą, bet kad tu jį aprengiai jau. Ne, čia riebalų sluoksnis. Bet aš matau kelnes ir šaliką. Čia dėl to, kad jūs ir nupešėt juos. Tai mes dabar maišom odos atspalvį. Tai pirmą galim mėlynos įsidėti. Per mažai jau matau, žinokit. Mes po truputį. Geltonas. Ar geltoną išvėlėt su balta. Ne, čia mes pasidalinsim, vėlgi nereikia tiek daug, jis neturi tiek odos daug. Man tik galvai reikės. Bet tau nemažai galvai reikės. Tai va čia taip ir žiūrėk. Oi, blogai. Kas? Čia pilvas. Čia papas. Eik, tu darnas. Čia darnas. Čia va bambukė. Nu, labai gerai sofa. Gaunasi. Kuo storesnė. Bet patys potėpiai pas tave galiu pagirti gražus. Aja? Taip. Nes aš viskas taip švelniai gražiai. Ir pas man to potėpiai irgi gražus. Dabar šviesa šitaip ir po to su ta tokia tamsesnė mes dėsim po šešėlius. Ne, nu, aš tai čia matau tiesiog tobulumą. Nu, potėpiai tikrai gražus. Nu, jau nustokit kartot, nu, akivaizdžiai nieko naujo nebepasako. Bet kažko naujo tikrai nebeturiu ką pasakyti. Vienas per storą, o kitas spres. Antakių tik trūksta gal. Ai, kūdikiai neturi. Davai, Mantai, ant durims padarom. Ką? Kaip įsitepa būna, žinai, tokia porų būna tokia. Baig. Kodėl tu man visur jį pripaišė visur? Aš tavo nosies galą tik tai uždėjau. Negalėjau uždėti nosies galą, daryti su tavim skečą kažkokį. Apipaišai galvą. Dabar kaip durnius mėlyno nosim atrodo. Pakis uždėjai. Nežinau, norėjau biškį atmušti. Padarau labai pavargusi, bet Simonas serga šiaip šiuo metu, tai manau, kad... Jo, aš tik pasirašyti noriu dar ir viskas. Aha, galit padėti parašus. Ai, ne, niekas negalim. neatskirtų, kad čia vis tik mano. Tai nedėk. Pat iš čia ir sugadina. Sugadina šiaip, ne? Nu, galėjo nedėti. Tavo toks atrodo, kaip stengiais gerai padaryti, bet prastai gavosi. Ne, šiaip tikrai gerai atrodo. Visi ir potėpiai, visi... Nu, vėl potėpiai, nu ir vėl potėpiai. Ta prasme, sofa tai tikrai gražiai labai padaryta. Bet vat jeigu jums, pavyzdžiui, reikėtų balus atiduoti, turit šaldytuvą vat namie, ar ne, tikiuosi? Turit grinai vietos vienam tokiam paveikslui. Ką reikia kabintumėt? Kurį įkaltumėt vienį šaldytuvą ir kurį kabintumėt? Šiaip Evalda.
Bet dėl spalvų, viskas taip labai švelniai atrodo. Nes kūdikis švelnus irgi. Bet galima jam į bambą. Labai ačiū Rugiliai, labai ačiū jaunasis tapytojas tapybos studijai, kurią galite užsukti ir jūs. Dabar nemokamos reklamos laikas, galima pasakyti dar ko laukiat, ko nelaukėt, ką veikėt, ką neveikėt čia studijai. Labai sudėtinga dabar man. Nu, viskas išnaudotas, visiškai prastai išnaudota vieta. Gerai, turim? Paimai? Važiuojam. Ką, Riučiai, po vieną? Drąsiai, duok čia. Sargi čia biškį supurčiau. Turi savo fotografą? Varyk į stalą, žinokit. Tikrai galiu, nes... Jo, drąsiai. Jo, tik tai atidarytuvą, tai aš neturiu. Man gali duoti, aš moku į kitą pradaryti. A, ne? Jop. Ok. Nice. Dėkui. Atsargiai. Trupiniai. Nu tai ką, vyrai, turim progą kokią? Nu... Tai sakyk safuką jau. Žinokit, bernai, užsiregistravau į Iron Maną. Tai manau, kad puikiai proga, ne? Oi, mes visą laiką norėjom sakyti, tau reikėtų užsiregistravti. Taip. Tai žinokit, vis tik išdrįsau. Į akytės reikia žiūrėti. Apa? O tai vyrai, gal nešvaistam laiką ir pirmą dugnuojam? Nu, galim. Darom, gerai, darom. Davai. 3, 2, 1. Ui. Oi, tu Geras. Ui. Tai ką, po antrą? Tai po antrą gal? Patraukit. Palauk, šitos depozito. Ne, žinokit, bernai, aš gal nežinokit, aš... Oi. Man tai prašau, labai norėčiau, kad... Nu prašo tavęs, nu. Man tai labai prašau. Nu, Mitijų prašo tavęs, nu. Man tai. Žinot ką, gal dar vieną truputį paragaučiau. Čiak. Ir sveiki atvykę į trečiąją mūsų rungtį, pačią laisviausią ir pačią, turbūt galima sakyti, moderniausią, nes mes atvykome pas moderniojo meno atstovą, Sigitą Praspaliauską, tiesiai į studiją ir bandysime išgauti kažką gero, ką mes esame paruošę savo galvose, realizuoti su daug priemonių į vieną darbą, kurį galiausiai ir vertins komisija. Taip, kad užduotis modernusis menas. Kol kas manau, kad aš atsiplėšęs ganėtinai į priekį. Ganėtinai į galą atsiplėšęs esi. Bet žinot, koks tas modernusis menas. Evaldas gali net nesuprast kažką, kaip gerai jisai padarė. Aš super gerai padarysiu. O aš galiu, pavyzdžiui, suprast, kad gerai padariau, bet komisija gali nesuprast. Nors viena kamera filmuoja mane dabar ar... Okay. Performances vyksta. O jūs nepradėjo dar? Ne. Dabar atrodo, kad tu labai įdomiai Alijas žaidi. Atrodo tikrinis sienas, per kur šiluma išeina. Pasilabinkim dar susigitų, gerai, jo? Sveiki. Sveiki, vyrai. Labas, vieną malonumą. Padėsim šiandien biškį? Man nereikės pagalbos. Nereikės? Pažiūrėsim dar. Mano idėja paprasta, aš noriu padaryti socialinę kritiką, gal padaryti, kad pinigai nieko gyvenime nereiškia, todėl išpjausiu iš fanieros fanierą. Kadangi slengo faniera yra pinigai, tai daug fanieros išpjausiu. Aš iš vielos bandysiu padaryti 2 draugus, kurie perdoda vienas kitam balioną. Ir viskas? Beveik. Ok. Pas mane bus konceptualus. Jau pavadinimas konceptualus. Jo, labiausiai svarbiausia yra idėja, viskas apie idėją. Idėja šiuo atveju yra klouno kančia, kuri artima ir man. Bus ekspresijos elementų tikrai visokių, bus gerų emocijų ir blogų emocijų kratinys. Gal blogų daugiau. Ir viskas bus apjungta su tiesiog iš esmės mano visų performansų šiandien. Aš manau, kad tu norėtum dar... Jesus Christ. Aš manau, kad tu dar... Tęsk. Jakinga! Aš klounas! Jakinga! Žiauris. Viskas, pradedam. Man tai nereikia netaip skubėti. Gerai, aš turiu klausimėlį. Kaip man sferą padaryti dabar? Tai reikia atsivinioti, imkreplės. Yes. Aš tiesiog apipiešinėjau 10 litrų monetomis. Taip. Po tapybos aš tingiu piešti. Tai čia jau nebenori daugiau užsiminėti. Bet čia nusikėlė. Laisvos rankos piešimų. Ja. Čia jau petskelis, žiūrė. Ne tokio įsivaizdavau. Yra popieriaus. O tai tu valysi dabar? Tai čia nebuvo, tu valysi rankas. Okay. Tai čia jau tas modernus, ne? Nu, modernu viskas čia labai bus.
Mes galit net nedabotas čia. Čia 10 minučių darbas. Gerai. Nebuvo gera idėja visgi tas sferas daryti. Lemba jaučiu, aš darysiu visgi klauno kančią. Man tas supynės sunkiai sekasi. Man neatrodo liūdna. Tai liūdnesnės lūpas reikia padaryti ir tada. Žiūrėk. Nenorėčiau tokią Safą pamatyti realybėj. Modernus menas, kas yra? Rašyčiau mantelį žinutę neik į ofisą, Safas galimai su ginklu. Šis palaidas, aš susimaišysiu dažų. Aš galiu paimti, ar tu suvalgysi likusius? Dar nežinau, dar nežinau, kur nukeliausiu. Okay. Šitie du babaužiai čia Stepanas sudarė mane. Jo, tik čia labiau Dariušas su Stepašu. Iš panašumo. Aš siūlau nuo galvos pradėti ir tada eiti rankytės. Čia 1, 2 ir žiūrėk. Aš jau link pabaigos, Sebra. Tai kad tau padaro už tave. A ne? Gerai, toliau pats. Sakytai, ko tu pats užsiėmė, ką darai čia studijai? Aš dabar paskutinis mano darbas vazą skulptinau. Čia tavo daryta? Čia mano daryta. O šiaip tai aš dekoratorius renginių. Tai visokių tenka daryti ir su vėlom dirbti, ir paišyti, ir pjauti. Tai kaip sakant, atėjo atitinkamą vietą. O savo, ką čia dabar darysim? Aš ką noriu dėti į klauno temą, bet kol kas netgi netrodo, kad daug kančios čia būtų, ne? Liko tik išpjau dabar ir viskas. Kol šitie nevykėliai krapštos čia. O tai, palauk, o tai kodėl tu ne iš šito krašto pjauni? Koks skirtumas? Tai arčiau. Pasieksiu vis tiek. Nu, anksčiau ir vėliau, davai varyk. Atrodo, kad greitai judi. Gal prilaikyti biškį. Gerai, man reikia ašarų. Ašarų reikia? Man reikia ašarų, man reikia kažkaip... Tu gali... Atsiverk, galiu bandyti. Andarinti. Davai, bandyti. Pravirkit, davai. Gerai. Nežinau, ar tau Rūtelė yra pasakojus viską. Nepasakoja tau? Prieš tai, kai jūs dar susipažinot, kad mes jau pažįstame nuo anksčiau biškį. Nepasakoja? Taip, bet per jūsų metinės jin apsimetė, neva, kad... Jo, tai čia mūsų užgeimas buvo. Aš tai ją labai gerai pažįstu. Labai. Gal net sakyčiau, giliai ją pažįstu. Kiek giliai man tai? 2. Na gerai, perdėjau, gal 12. 12 ar kažkas. Aš noriu savo paklaidą. Jo, biški taip. A, tai tau nieko nesakius? Jaučiu su Gabi išsikalbėjo, kai ką bendro turėjo. Am I right? Ai, tavęs nereikia pravirkdyti? Ne, okay, manęs ir nepravirkdytum. Ne, juokauju, ten ambairė buvo. Aš ir neplanavau nieko toliau su jie daryti. Atsargiai labai daug ašarų. Viskas gerai, Valdai? Jo, aš tik tai spikliuką pasikeisti noriu, tas nepjauna pirmas. Ko nebevairuoji? Ką? Ko nebevairuoji? Susikaupiau tiesiog paprasčiausiai. Ir biškį pradėjo bėsinti mane šitas fanieras. Ne. Man tai priminkėme apie Rūtą, jeigu jis per linksmas žanda vyru. Ne, ką jau nieko ten nebus, ta Rūta, nors jinai norėjo. Baigant. Variantas čia kaip ašaros, bet... Jinai tą apgamiuką turi dar ar neklausai? Taip! Mintis yra, kad klaunas neva esu. Klaunas! Ir kad prieš visus aš staipausi, o viduj galbūt esu... Durnius. Durnas viduj labai. Ne, nu čia tragedija, mes čia visi dabar vaidinam, kad čia tikrai modernus menas, nu čia tragedija. Zigitai, tu net nesugebi nesijuokdamas pasakyti, kad čia gerai viskas. Dar galima išgelbėti, gal ir šitos plaučius mėgstinti. Neatrodo, kad ašaras čia. Kažkaip gal, žinai... Bet man čia to yra, surasi išsipjaunu šitas tik su nusizulinu, tai reikia pakeisti. Čia gal smulkesni dantukai, gal lengviau bus. Gal lengviau pjausis, bet gal pradėsiu nuo trumpesnės pusės. Gal nuo čia varyk. Davai. Kaip per sviestą. Paimti ir šauti. Jo. Aha, geras, labai geras, jo.
Jo, čia sėd. Kažkaip negalvoju, kad taip liūdnai gausis. Evaldai, kaip mano? Gerai. Ja, nice. Kaip tau? Nu, pasiekiai. Pasiekiau jo. Biški bėda yra, kad pasiekė kitą kraštą. Susitvarkysiu. Tai tu pjauk dabar šį čia ir tą po to... Iš ten nepasieksim tada. Bijau, kad iš ten nepasieksim. Gerai, pabandysiu. Dabar matai, susisuko pjūklus. Gerai, palauk. Ei, man tai gal pagalbos reikia. Gal reikėtų, žinok, dar ką nors vačiau. Evaldai, nu trukdai mums. Štaisiu į kitą pusę gal biškis. Yra šiek tiek dekapituota. Ajajai. Evaldai, nušal. Eik į koridorių. Ten nekadėsi. Nefilmuok, Ričika. Mano problema visgi, ką aš pastebėjau, tos rankos hui nemui padaro šiek tiek. Aš atsisakau baliono šičia. Iki čia viskas gerai pas mane yra. Ką, dar vieną peiliuką naudojama, ne? Anas atčipo. Kaip jie tau taip atčimpa greitai? Toks drag queen Mikalas, ne? Gaunas biškį ant kaukės. Į tą pusę jo gal. O Tadai, tu paryškinsi spalvas, kad Evaldas toks baltas nebūtų? Nori, kad verk būtų dėl ko? Tai jau užsiverkiu. Aš jau šiandienos verkimo stadiją jau. Girdi? Ką? Nori, kad būtų dėl ko myšt? Klaunė, tu liūdnas. Kas čia? Klaunė, tu liūdnas. Verksta tavo rutelė, komisijai pamačiau. Ekspresija. Nu, ne tik man tą pamačiau. Reikės vėl guost. Pjauk iš kitos pusės. Bandžiau jau iš 3 pusių pjaut. Iš čia jau pjausi, nusilauši visą kampą ir tada daisi. Davai. Žinai ką, man atrodo, čimpa šitą. Va. Evaldai. Bet čia nėra gerai su juo. Ne. Tu tai kaip jis namuose elgės tada? Tylė klaunė. What? Jo, išsipjovė. Šitą dalį paspalvinsiu. O, daėjai iki pinigo. O šitą. Bet tau jau bankė neišgrynins jo tokio. Nes turi būti... Tu juokauji gal? Wow. Mano žmogeliuką, jis neįgalus beje, Evaldai. Bet čia tavo... Dėl šito gailiu. Wow, Evaldai. Wow. Nebelaužkiau. Va, tavo. Paimk platesnę. Aha. Bet... Gali būt. Tu palaviškai? Aha, ačiū. O, ir vėl nulaužė, ne? Gerai. Nesigavo kažkas? Ok. Gerai, dabar man reikia daryti. Na, dabar kalėdinės kepurės padaryk jiems. Jo. Jo, ir tipo, kad jos į priekį tai pasilenkusios, ne? Tada nuo kūno reikia pradėti sabielą. Čia dėt dar biškį stiprint. Aha. Tai ir vėl per centrą nusipieši tą kopiūrą, ne? Nu, blėt! Taigi, mes baigiam su trečiaja užduotimi. Čia pas Sigitą Praspaliauską mes padarėme savo moderniojo meno šedevrus, juos atiduosime konkursiniai programai vertinti, bet prieš tai, gerbiami žiūrovai, norime juos pristatyti jums. Tai sapai? Taip. Štai. Klauno kančia. Yra naudotų fizinių objektų, konceptualumas, ekspresijos, emocijos, linksma, liūdna. Haha, smagu, bet aiškiai matosi, kad nesmagu. Autoriai žodžiai pasidalys. Čia supančiotos rankos yra su viela. Gerai, Evaldai. Dabar visų pirma, gal tu pasakyk, ar tau pavyko ar nepavyko, nes taipgi sunku suprasti.
Darbas pavyko, savaldyti emocijų gal nepavyko, norėčiau atsiprašyti mokytojo darbų už tam tikrus gal ekspresyvumus irgi. O čia meno kūrinys yra nepasiduok dėl fanieros. Kad ir kiek žinai, sunkumų kely, kai kurios gali užspręsti pinigais užklijuodamas. Tai sakyk savo gal. Gerai, aš irgi tada norėčiau pristatyti savo darbą, jis vadinasi Šviesa, nes būtent šviesa yra svarbiausia. Tai čia yra tiesiog du tokie kaip kiemo draugai, gal pademonstruosiu su šviesa tada. Neįgalus du kiemo draugai. Ne, ant kamolių sėdi. Čia jūs matote tuos pačius draugus, bet, kaip ir sakiau, viskas labiausiai priklauso nuo šviesos. Tai iš visų šitų trijų. Iš visų. Nu, žinok, man kaip ta faniera. Noriu atsiprašyti, kad nereikėjo. Man, žinok, faniera atrodė pats labiausiai nepavykęs darbas, bet kai suklievai viską atgal ir palikai visus šitos, vertinčiau kaip normalų konceptualų meno kūrinį. Yes! Kaip pataikiau ant durnių. Bet tai čia geriausias? Nu. Rimtai? Yes! Tu juokauji? Yes! Aš galvoju čia apie kiekvieną dabar, tiesiog sakysi kažką. Konceptualumas, vyrai, konceptualumas. Arba atrodo, kad čia kažkieno vaikų gimtadienį labai nepasisekė su animatorium. Padarykim meno kūrinį iš to, ką radom per akciją darom. Čia vaiko kūrinys, kur, reikia pas psichologą pasišnekėti. Taigi, po visų dienos darbų mes jau atkeliavome į mūsų vertinimo vietą ir galime dabar atskleisti visas paslaptis, kad šiandien garbi komisija yra sudaryta iš mūsų antrųjų pusių. Mūsų komisiją sudaro Evaldo žmona Gabija, Safo antroji pusė Rūta ir mano žmona Ieva. Vienas svarbiausių dalykų yra tai, jog mūsų antros pusės nežino, kur kieno darbas yra. Tai mes atskleisime kur kas vėliau, nes visų pirma norime objektyvių vertinimų. O dabar lai žaidimas prasideda ir pradėsime nuo molio skulptūros darbų. Damos, už sekundės galėsite eiti ir apžiūrėti visus darbus, aš noriu jums juos visus pristatyti. Mūsų užduotis yra tokia - padaryti tokią skulptūrą, kuri išdidinta galėtų atsidurti ant žaliojo tilto. Pradėsime nuo pirmojo darbo. Tai yra ant žaliojo tilto apsirūkęs mąstytojas, nerimastingai žiūrintis į nerį. Čia toks senas besmegenis. Skribėlė nuo saulės, kad jau ant to žalio tilto būtų jam neblogai. Mažai veido bruožų. Toks gal užgavėnė, čia kažkoks personažas. Štai čia autorius norėjo pavaizduoti dalyką, kuris labiausiai vienyje visus lietuvius, tai yra minkštas šakotis. Šitas man patinka estetika, aš turiu panašų vazoną namie, bet man atrodo didelis minusas, kad biški šiukšlinės forma ir manau, kad miestiečiai galimai panaudotų netinkamam reikmėm. Šiaip sau tai labai, kaip ir vaza labai gražus būtų, ant to kampo pastatyk, atėjai kiekvienas gali kokią gėlytę įstatyti, čia ir gali panaudoti bet kuriuo atveju. O štai čia autorius norėjo kitaip pasižiūrėti į vyčio skulptūrą, jie vienas kitą vejasi, taigi čia yra skulptūra Vytis. Šitas konceptualiausias tikrai. Man tai kaip bėgikiai tai patinka, aš šiandien dar nubėgau 15 km, tai žinokit, man patinka šitie tokie sportininkai, šališkas sportui. Tai aš kaip suprantu, Ieva, mes jau pradėjom vertinimą, ar ne? Kam atiduodi antrąją vietą? Antrą, labai mėgstu šakotį. Tai gal antrą vietą šakočiui. Kadangi Ieva šališka buvo, tai aš pagal savo spėjimą irgi tada būsiu šališka. Tai duosiu pirmą vietą, kuris vaizduoju, kad jau vadinamasis mano sugyventinis. Antrą duodu Vyčiui ir trečią šakočiui, nieko asmeniško, tiesiog neturiu didelės pagarbos šakočiui. Ok, gal. Asmeniškas skamba. Pasakykite taip. Mano nuomonė visiškai sutampa su Ievas. Šitos skulptūros geriausiai atrodytų ant tilto. Antra vieta dėl labai saugaus pasirinkimo, bet neblogo išpildymo eitų šakočiai. Ir trečia vieta mąstytojai, nes manyčiau, kad Lietuva dar nepasiruošus tam. Tai išgirdome jūsų žodį. Balembo. Gerai, nebesivėja. Taigi, ačiū labai už jūsų balsus, toliau mes keliausime į antrąjį raundą, kur jūsų lauks tapyba. Tapėm negyvus objektus pagrindė ir vieną tokį, kaip sakyt, leisgyvį objektą, tai mūsų mylimas Simuka. Galite atsisukti ir pažiūrėti, kaip mums sekėsi. Wow!
Nu gerai, geriau negu tikėjausi tikrai. Nu čia utopija tokia, čia simukas. Gražus, bet keista, kad pasirinko autorius ignoruoti visą aplinką. Nu čia kūrybinis, aišku, toksai sprendimas. Taip, nebūtinai reikia realistiškai. Visi kaip norėjo, tai pažiūrėjo tai. Nu antrasis tai toks South Parkinis. Man iš karto į akis kliūva detalės. Pasne, kiek detalių pavaizduota. Nu va trečiasis irgi toksai įdomesnis dabar. Iš kompozicijos pusės tai sakyčiau prasčiausias gal variantas. Bendrai, ne? Išdėstymas labiau galbūt į kairę. Jo, lyg norėtųsi, kad būtų... Centravimo to. Jo, toks... Bet šiaip savo ta sofa labai graži. Sofa graži. Šiaip sofa tai gal be negražiausia. Gražiausia. Tai ką, nieko nelaukiam, žingsniuojam prie balsavimo. Kiek aš šitų stepsų šiandien padariau, pirmiausia, reikia pažiūrėti, va. Čia šiandien nubėga tiek jau? Jo. Čia 20 kilų? Taip. Tai maratonai yra šiandien? Taip, dar ne paskutinis. Tai po 2 kilų, taip kasdien? Kartais būna aptingstu, bet būna dažniausiai tai šitaip. Aš gal vertinčiau tam, irgi gal antras. Ir sveikesnis pats žmogus, ir natūralesnis. Šitas, biški sofa per pilką spalvą nepatinka man. Tai čia jau ir balai, ne? Javutė buvo tada, kad čia pirma vieta, ten antra ir čia trečia? Taip, aš taip sakyčiau, taip. Aš gal šį kartą nuo tos pusės, va taip. Taip, ne? 1, 2, 3. Sunkus pasirinkimas yra, bet pirmą vietą aš duočiau detalumui, antrą vietą pagal spalvų pasirinkimą duočiau tam paveikslui. Gultų kaga? Taip. Šitas gal truputį liūdėsi mums visom sukėlė, aš manau. O Ieva, kaip tos studijos? Oi, užknisu jos man jau čia tos studijos, nežinau, bet turiu baigti, turiu visas jėgas padėti, kad baigčiau tą savo mediciną. Žinoma, labai sunku, nes įvairiausių ten amžiaus įvairiausių, kai priveža tų senių tokių, o jūs matėte white lotus. Dar ne, aš tai ne. Aš mačiau išskyrus paskutinę seriją, dar nespėjau. Ai, šitaip. Patiko tą? Patiko, labai patiko. Ką, merginos, galite atsisukti į mūsų nuostabėje moderniųjų menų ekspoziciją, kur kūrėjai pasitelkę savo ir tapimo, ir lipdymo, ir kitas meno žinias sukauptas per visą šią dieną, nusprendė jas parodyti įvairiausiais moderniais būdais. Taigi, pirmojo darbo pavadinimas yra Nepasiduok dėl fanieros. Tai čia, kaip suprantu, nulūžę pjūklai, nes vargsta autorius dėl tos fanieros labai nesėkmingai. Vis pusiaukeliai suklumpa. Neaišku, kokia čia valiuta, kokius valiutos nori. Gal litai, bet aš neprisimenu tų litų. Tu jau 97, tu jau kažkaip po mokyklos tą eurą ir įvedė. Jo. Antrasis mūsų darbas tai yra 2 žmonės besidžiaugiantis ant balionų, ant sferų. Mes suprantam jau, kas tie žmonės ant kamuolių, nereikia čia mūsų duomenų. Jums tikriausiai merginos patinka. Tas senoviško rėmo ir labai modernios ekspresijos. Toks derinys. Ir trečiasis tai yra ekspresionizmas, tai yra liūdnas klounas. Jūs matote šio menininko įdėtą visą širdį, skausmą. Ganėtinai nuvalkiota tema. Atrodo, darbas valkiotas irgi. Šiaip savo labai, spalvos tai visos kaip klounui tinka. Spalvos tai tikrai visos tokios. Jo, toks išlydytas klounas ir išmestas čia. Jo, oi tiesiog nežinau, niekaip pasakyti čia, kuriam čia pirmą vietą, kaip ir norisi tų pinigų, tai gal čia, kaip jaunimui dabar jų reikia mums visiems, gal aš pirmą vietą duočiau šitą. Antra vieta, kad ir labai liūdnas šitas klounas, kad jam gal ten vaidmuo nepasisekė, bet šiaip jis man patinka. Aš šį kartą vėl pritariu Ievai kažkaip. Man kompoziciją vėl norisi vertinti ir tą spalvų žaismą. Tai aš pirmą vietą duodu šiam litų kūriniui. Antrą, vis tik duodu tam liūdesio klaunui. Nežinau, irgi dėl spalvų, dėl kompozicijos. Iš liūdesio irgi papildomų porą taškelių. Mano išsiskiria nuomonė. Pirmą vietą duočiau, manyčiau, kamuoliams. Antroji vieta eitų pinigams. Visi aiškus tavo motyvai. Pirmoje vietoje dideli kamuoliai su dideliais žmonėm ir antroje vietoje pinigai. Visi pagal savo kurpalį. Tai štai ir viskas, gerbėmieji. Rezultatai jau suvesti ir mes žinome, kamgi Eurovizijos žiūrovai skyrė pirmąją vietą. Gal pradėkime nuo trečiosios. Taigi, trečioje vietoje surinkęs 16 taškų yra
Aš yra. Man tai ačiū tau, man pažiūrėtų. Nugalėtojas po visų 3 rungčių vos 1 tašku įveikia savo konkurentą. 19-18 rezultatų. Yra. Aš jau būgnu solo. 19 taškų Evaldas Jasukaitis ir Laurinas Bejukauskas. 18 taškų, tai reiškia, jis užima 2 vietą ir Evaldas yra šios laidos čempionas. Man tavo darbai patiko, ar šitas liks tau. Sveikinimai visiems. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paprenumeruoti kanalą, kas nesate užprenumeravęs, pasiekit mus Patreonai, meskit, nes reikia ant molio, ant dažų, visko reikia, viskam yra pinigų. Ačiū jau remiantiems žmonėms. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu mes liekam skolą, jeigu jūs kažką leisit, mes irgi žiūrėsim. Išleiskit video, mes pasubscribinam. Tiek yra to. Danties duot nereikia. Nu, neduodu, nebūtų. O man tai ten tikrai jie buvo? Norit pasakysi baimę. Ar čia nuo rezidentūros pavargus? Nes mes jau išnekėm, gal neatrodo, kad visiškai jau. Čia ne jau? Jo, čia aktorė. Aktorė pasamdėjai? Vau, sakau, kad biškiai atrodo kaip ir, bet atrodo brožai kaip kurie off. Bet tai geras. Žinai, iš ko pagavau? Ką? Jeva marijampolietiškai šneka, o čia dzūkiškai šneka. Nu, va, ant to išsidavė biškelį. Ir panas tipo žiūri ir jos, aš matau, kad nei viena nesupranta. Matau, kad rūta neraukia visiškai. Šneka jos apie White Lotus.